Štai taip, gražiai ir melodingai mes toliau žygiuojame į priekį su dar viena be stabdžių programos valanda ir sveikindamasis aš žadėjau įdomų telefoninį pokalbį ir arčiau radijo imtuvo aš norėčiau pakviesti mūsų klausytojas moteris, mat ši informacija daugiau ar mažiau vis dėlto skirta yra joms. Visą praėjusią savaitę mes kalbėjome apie vienintelį Lietuvoje moterų universitetą Wow University, kuris startuoja audringai ir taip tikrai pavasariškai ir visas jūs, mielos damos, nuo kovo 23-osios kviečia į ateities įgūdžių kursą. Apie jį mes nemažai šnekėjome ir kalbinome dėstytojas, mentorės, kuriosgi ir vesta studentes tuo pažinimo keliu. Šią savaitę mes pokalbių ciklą tęsėme ir kitamegi laido gale emocinio intelekto lavinimo instruktorė, lektorė, profesionali smuikininkė, mūsųgi kolegė ir labai gera draugė Agnė Doveikaitė. Labas, Agnė! Labas, Antanai, labą dieną, klausytojai. Labai malonu, kad man paskambinai. Iš tikrųjų, netgi taip simboliškai ir gražiai startuoja pavasaris, kalendorinis pavasaris ir panašu, kad jis tikrai bus visai neblogas. Tai su pavasariu norite pasveikinti? Su pavasariu ir tave labai iš tiesų gražus toksai pavasaris, sakyčiau, startavo netgi visą jau savaitgalį ir taip atšilo, tikrai nuostabu. Jaučiasi geras toksai vaibas, jeigu galima taip išsireikšti. Taip, praėjusią savaitę, kuomet kalbinau tavo kolegės, toks pasijautė, degimas arba netgi toks kibirkščiavimas. Visos su nekantramu laukia, kuometgi startuos šitas ateities įgūdžių kursas. Tu matyt irgi neišimtis. Aš tikrai labai laukiu ir iš tiesų turėtų, bent jau kiek aš taip jaučiu, turiu tokią nuojautą, turėtų būti tikrai ypatingas kursas, kuriam labai daug profesionalių lektorių ir iš tiesų užduočių įvairiausių bus. Na ir tame kurse dalyvauju ir aš, jame galės moteris susipažinti su mano muzikinėmis meditacijomis. Iš tikrųjų, daug kas tave žino kaip emocinio intelekto lavinimo instruktorė arba kaip smuikininkė. Čia jau iš kuriosgi pusės tie draugai ir pažįstami. O čia kažkas naujo, muzikinė meditacija. Taip. Na matai, kadangi aš esu tokia dviejų profesijų savininkė, galima taip sakyti, kadangi groju ir smuiku profesionaliai nuo 6 metų ir vedu emocinį intelektą, tai tiesiog buvo toksai prašymas iš Wow universiteto kažkaip tai prijungti, kad būtų ir muzika, ir kažkas tai toksai su edukacija, su tokiu, pavyzdžiui, žmonėms labai dažnai trūksta tokio nusiraminimo vakarais arba kaip tik įsikvėpimo dienai. Tai būtent paprašė mane sukurti tas muzikinės meditacijas ir iš tiesų jos pavyko visai gerai. Jau girdėjau daug gerų atsiliepimų apie jas, tai labai džiaugiuosi, tokia mano nauja veikla. To tu dar taip viešai nebuvai darius, taip plačiai užsimot, ar ne? Viešai dar nebuvau darius, nebuvau apsiskelbus, dabar jau viskas. Visi žinos, kad šitą aš irgi darau. Pakankamai nemaža atsakomybė, nes, aš tai kaip įsivaizduoju, meditacija paprastai vyksta tyloje, ar ne? O čia specialiai parinktas muzikinis takelis, kad, kaip sakom, vienas kitam nemaišyto, netgi papildytų. Būtent, tai yra specialūs tokie muzikiniai kūriniai, galima sakyti, kaip muzikinės dainos, kurios sukurtos specialiu būdu. Jos būtent sukurtos, kad mūsų smegenis aktyvintų arba kaip tik ramintų, atpalaiduotų labiau. Ir klausant vien to muzikinio takelio, jau su tavim vyksta toksai procesas, kad tu arba įsikvėpi labai stipriai dienai, arba kaip tik nusiramini. O paraleliai dar ant to takelio aš įkalbėjau žodžiais, pravedžiau meditaciją, ką tuo metu reikėtų, į ką atkreipti dėmesį, ką ten atpalaiduoti arba kaip ten pajudėti, kad tiesiog tos meditacijos veiktų dar stipriau. Ir būtent dvi specialios meditacijos. Viena skirta, kaip tu sakei, rytui, ar ne, kad žmogus pasitiktų taip rimtai, taip užsidegęs. O kita jau po darbų, taip jau jeigu esi per daug matyt nusikalęs. Taip, būtent. Nes kaip taisyklė, labai dažnai žmonės sako, kad kartais vakarais, jeigu daug labai darbų, jiems sunku užmigti, ar ne? Tai būtent šitą meditaciją galima klausyti prieš miegą, labai atsipalaiduoti ir netgi tiesiog užmigti su ja. Arba, pavyzdžiui, po darbų paklausyti, tiesiog persijungti į tokį ramesnį režimą, jeigu tu labai daug dirbai visą dieną. O rytais, kaip taisyklė, būna, kad sunku kelti, sunku įsikvėpti tai dienai, truputėlį trūksta motyvacijos, tai ta rytinė meditacija yra labai gera. Ir kas nuostabu, kad tas meditacijas iš tiesų galima klausyti, aišku, ir dienos eigoje, jeigu kartais jauti, kad pritrūksta energijos, pavyzdžiui, tu gali tą rytinę meditaciją pasileisti, tai jų toks, kaip sakant, vartojimo kiekis per dieną yra neribotas. Kiek nori, tiek gali jas klausyti.
Bet kalbant iš tos kitos pusės, kuomet mes sakome, nėra laiko, mes čia skubame, mes čia darbai, visa kita, minimalus laikas, kiek tai turėtų užtrukti, kad, nežinau, gal ne visiškai tą bateriją pakrautų, bet bent pusėtinai, kiek reikia užsimti muzikinę meditaciją? Na, iš tiesų tos meditacijos yra apie 20 minučių, kiekviena trunka tiek laiko. Tai aš sakyčiau, kad būtų labai sveika nors kartais paklausyti visą ištisai, ar ne, nuo pradžių iki galo, nes jinai turės, aišku, tą jau tokį 100% poveikį. Bet jeigu tu neturi laiko, tai aišku, tu gali paklausyti tiesiog bent dalį meditacijos, kad ir 5 arba 10 arba 15 minučių, tiek kiek turi laiko, ir jau jinai turės, aišku, akivaizdų poveikį. Nes būtent tenai yra garso takelis, kuris yra sukurtas taip, kad jisai labai labai stipriai iš karto veikia mūsų visą sistemą. Aš tai dar tiems klausytojams, kurie nežino, priminsiu, kad Agnė yra nemažai laiko dirbusi mūsų eteryje ir aš labai norėčiau tikėti, kad tas užkratas klausytis daugiau muzikos šiek tiek ir iš mūsų atėjo. Būtent atėjo, iš tiesų noriu pasidalinti irgi tokią istoriją, kad kai aš įrašinėjau šitas muzikinės meditacijas, aš tada savo labai tyliai ir taip viduje galvojau, kad kaip gerai, kad aš turėjau radijo patirties, nes ten kaip tik reikėjo rašinėti su mikrofonu, reikėjo taip raiškiai, darniai, sklandžiai šnekėti. Ir aš galvoju, kaip gerai, va tai man ir padėjo rašyti iš tiesų tas meditacijas, turbūt ir dėl to jos taip gerai pavyko, nes tiesiog darbas radijui man labai labai padėjo tam. Geros žinios yra tos, jog dar šiandien galioja speciali kaina įsigyti ateities įgūdžių kursą ir jau ne šiandien nespėsi, tai tada reikės jau graužti nagus. Ir aš tokią paslaptį žinau, čia tie, kurie seka tavo socialinius tinklus, tu gali pasiūlyti dar papildomą nuolaidą. Taip, yra iš tiesų toksai kodas, kuris vadinasi Wow Agnė, labai linksmas kodas. Linksmas, taip. Ir su juo gali moteris gauti dar plus 10% nuolaidą. Tai jeigu nueitumėte į mano Facebooko paskyrą, tenai rastumėt būtent šį kodą, jeigu pamiršite netyčia, ir galėsite tiesiog jį pritaikyti pirkdamos kursą. Ir manau, kad tai yra iš tiesų pati geriausia dovana, kokią galima savo įsigyti būtent pavasariui, nes aš ir pati ne tik dėstytoja, bet ir studentė, kaip tik praėjau universitete irgi vieną kursą, visai nesenai, pabaigiau jį, gavau diplomą, ir iš tiesų pamačiau, kad, tie kursai, jie tikrai beprotiškai reikalingi ir tiek žinių, kiek ten yra sudėta, už tokią kainą aš net neįsivaizduoju, kur galima būtų gauti. Tikrai labai rekomenduoju. Išduok dar vieną paslaptį. Aš žinau, kad mokslai, žinios, visa kita, bet tuo pačiu yra nereali atmosfera ir susirandi labai daug panašių sielų, draugų, ar ne? Būtent, nes iš tiesų, ko mums dabar labiausiai trūksta, tai bendravimo, ar ne? Ir būtent universitetas, jisai irgi turi savo bendruomenę, kur jūs turite savo specialias Facebooko grupės, kur jūs susipažįstate su kitom moterim, kurios domisi tom pačiom temam. Ir ypatingai moterims yra labai gerai bendrauti, kartu su moterim turėti tokius tarsi būrelius, ratelius, kur tu tiesiog daliniesi savo kažkokiais tai įspūdžiais, savo patyrimais, savo tom temomis, kurios tau yra aktualios, kurios kartais vyrams galbūt ne tiek aktualios, ar ne, tu tarpusai gali pasidalinti. Tai tuo pačiu gali susirasti net naujų draugių ir iš tiesų labai yra tokia pozityvi emocija po to, kuri lieka būtent po šitų kursų. Tai tiek matyt būtų šiandien. Ačiū labai, Agnė, kad viską papasakojai. Ačiū labai, kad man paskambinai, labai smagu pabendrauti. Žinoma, iki kitų kartų. Iki, gražios dienos. Ate. Čia buvo mūsų kolegė, emocinio intelekto lavinimo instruktorė, lektorė, taip pat profesionali smuikininkė Agnė Doveikaitė, kuri ateities įgūdžių kurse jums, mielos damos, turės 2 specialias muzikinės meditacijas. Ir tai yra tik mažytė dalelytė, ką jums siūlo apskritai šitas ateities įgūdžių kursas Wow universitete. Geros žinios, bet reikėtų paskubėti. Šiandieną yra paskutinioji diena, kuomet jūs galite ateities įgūdžių kursą įsigyti net su 50% nuolaida. Tiesiog perpus pigiau ir jūsų laukia net 3 mėnesių kelionė į save, pažinti, suprasti, išmokti ir gerai leisti laiką. Ir dar, kaip sakė mūsų pašnekovė Agnė, yra specialus kodas Wow Agnė. Jeigu jį dar suvesite nukeliavę į puslapį wowuniversity.org,
pripliusuota bus 10% nuolaida. Tai reiškia, jog ateities įgūdžių kursas jums kainuos net 60% pigiau. Šiandieną yra paskutinioji diena, mielos mūsų klausytos moterys, padarykite tai dabar ir turėsite ateities įgūdžių kursą jau praktiškai kišenėje. Nuo kovo 23 startuoja ir jūs galėsite smagiai mokytis ir išmokti ir žinoti. O aš dar kartą primenu, jog daugiau informacijos reikėtų ieškotis wowuniversity.org.